Šiandien noriu suteikti daugiau informacijos apie moteriškas ligas, neplačiai jas apibūdinant, bet pabandant įnešti suvokimą, kas iš esmės yra liga, kas iš esmės yra moteriška liga ir kaip mes kartais neteisingai pasirinkdami, gebame žaloti savo kūną. Kažkodėl žmogui atrodo, kad kiekvieną sutrikimą, fiziologinį sutrikimą jis gali sureguliuoti vaistais. Ne tai, kad jo kūnas gali pilnai pasveikti, jam reikia tik leisti tai padaryti, neužblokuoti to, ko jis daro ir pagelbėti tam tikrom priemonėm, bet jokių būdų nežaloti savo kūno. Noriu iš anksto pasakyti, kad nesu ta tradicinė medikė arba netradicinės medicinos šalininkė, kuri priima arba vieną arba kitą pusę. Visą laiką stengiuosi išlaikyti visur harmoniją. Ir nesu tas žmogus, kuris yra kardinaliai prieš tradicinę mediciną. Kardinaliai teigiantis, kad visa, kas yra daroma mūsų poliklinikose, ligoninėse, sveikatos sistemoje yra neigiama, nereikalinga. Labai daug dalykų, kurie yra atsiradę kaip pagalba, pirminė ištaka, ar ne, kaip pagalba žmogaus kūnui, jie iš tiesų ir yra pagalba pirmam skausmui, kaip pirma pagalba. Bet reikia suvokti, iš kur ateina informacija, iš kur ateina žinios, kaip iš viso susikūrė tam tikri produktai. Juk ne todėl, kad iš niekur atsirado žmogus, kuriam kilo tokia nuostabi mintis ir jis sugalvojo tam tikrą žolyną, tam tikrą gamtos duotą priemonę, kažkaip išskaidyti, chemiškai išanalizuoti, atrasti jos smulkiąsias daleles ar ne, materinės daleles kaip atomą, elektroną ir sujungiant ir įvairiai chemiškai eksperimentuojant, atrasti vienokį ir kitokį privalumą, kuris žmogui nuima tam tikrą simptomą. Iš tiesų visa ta kilmė visų šitų dalykų jinai ateina iš aukštesniųjų pasaulių. Ir yra žmonės, kurie ateina iš tą pasaulį būti atradėjais, mokslininkais, paimkim tą patį Pitagorą, ar ne, va tie žinomieji mūsų Hildegarda, holistinės medicinos pradininkė, kurios rekomendacijom ir sukurtais gydymo būdais, arba per ją sukurtais gydymo būdais yra vadovaujamas iki šiol holistiniai medicinai. Bet ir ta tradicinė medicina, jinai ne kaip atskirtis atėjo, bet jinai išsivystė iš to, ką mes žinojom nuo senų senovės, iš tos, kaip sakom, netradicinės medicinos. Tai čia galėtume pakalbėti, pafilosofuoti, kas yra tradicinė, kas ne. Bet kada aš kalbu apie tradicinę mediciną, tai turiu omenyje tai, kad tai, kas šiandien dienai yra atliekama poliklinikose ir ligoninėse. Iš esmės pati ta kilmė, kaip atsirado ta medicina, iš kur atsirado tos poliklinikos gydymo įstaigos, ar ne, tai ta pirminė priežastis buvo labai graži, ar ne, sukurti tą sistemą, kurioje žmonės iš tiesų gautų pirminę pagalbą. Tai yra būtų nuimamas skausmas, išoperuojama koja, padedama įvykti tiem procesam, kurių žmogus pats negali pagelbėti savo, kaip pavyzdžiui, išrauti danties, ar ne, sukurti tam tikri įrankiai, kurie tai padaro, arba sulaužytą koją atstatyti tam kaulus į pradinę poziciją, nuimti žmogui tą begalinai stiprų skausmą. Ir šioje srityje iš tikrųjų atsirado labai daug pagalba žmogui, ar ne, kaip be skausmo tai padaryti, kaip nesukelti skausminio šoko, kaip apsaugoti žmogų nuo mirtino nukraujavimo, ar ne. Tik paskui visą tai pradėjo išsigimti, dėl to, kad sulaukus gerų rezultatų, iš to buvo pradėtas daryti biznis ir pradėti skirti vaistai ne tada, kada žmogui reikia, bet praktiškai forever. Ir šiandien dienai mes turime tą sistemą, kuri žmogui dažniausiai nepadeda, o žaloja. Padeda, jeigu mes kalbam apie skubę pagalbą, chirurginę pagalbą, traumatologinę, ginekologinę pagalbą čia ir dabar. Bet žmogus yra šiandien dienai tiesioginiai taip sodinamas ant priklausomybių įvairių medikamentinių, kada jis įsivaizduoja dėl savo nežinojimo, dėl savo negebėjimo pažinti arba noro net išanalizuoti, kas yra liga. Ir mes įsivaizduojame, kad mes atėję į medicininę įstaigą gausime išgydymą. Ne, mylėjai, mes gausime pirmą pagalbą,
mes gausime vaistą, kuris nuims simptomą. Bet nuolatinis vaistų naudojimas, medikamentų naudojimas mums neleidžia pagyti. Labai yra gera mintis pasakyta vieno rusų mokslininko, ir jis labai giliai žiūri į patį gydymo procesą. Ir jisai teigia, kad šiandien dienai medicinos nebeliko. Likosi simptomų pašalinimas bei medikamentų vartojimas. Nes kas atsitinka, kada mes malšinam simptomą tam tikrų cheminių preparatų, pavyzdžiui, pakilo arterinis kraujo spaudimas. Mes pradedam vartoti arterinį kraujo spaudimą mažinančius vaistus. Kas nuo to atsitinka, ar ne? Neįsigilinant į priežastį, ar tai atsitiko dėl inkstų funkcijos nepakankamumo, ar dėl širdies patologijos, ar dėl kraujagyslių patologijos, ar dėl hormoninių sutrikimų, įvairiausia begalių dalykų gali būti, ar ne, kurie sąlygoja tokius sutrikimus. Mes skiriam vieną ir vienintelį vaistą, kuris praplėsdamas kraujagyslės arba veikdamas tam tikrus kalcio antagonistus ir taip toliau, įvairiausias cheminės ir fizinės kūno savybės, jisai tą spaudimą nuima, ar ne, bet visiškai nepašalina priežasties. Ir naudojant bet kurį cheminį preparatą, net ir žolyno nerekomenduojama naudoti nuolat. Tai yra 7, 14, 21 diena arba maksimum 3 mėnesiai, per kurį kinta pačios ląstelės struktūra, atsinaujina ląstelė, ar ne, ir tada yra daroma pertrauka, nes kūnai atsistačius, organizmas puikiai geba tvarkytis pats. O vaistą mes dažniausiai mus, kaip sakau, pasodina ant jo ir žmogus vartoja iki gyvenimo galo. Kodėl? Dėl to, kad nutraukus preparatą, simptomai ne tik kad atsinaujina, bet jie dažniausiai būna jau sukelia didesnės patologijas. Ką tai reiškia? Tai yra nesprendžiama problema, jeigu buvo kraujagyslės užsikimšusios, cholesterolis nėra sumažinamas. Cholesterolis, net jeigu naudoja žmonės vaistą nuo cholesterolis iš esmės yra sutrikdama jo natūrali organizmo gamyba kaip gynybinė funkcija ir yra pažeidžiamas tos sistemos, tos dalys organizmo, kurios cholesterolį gamina kaip apsaugą. Nežinot, kad yra gerasis cholesterolis, blogasis cholesterolis. Ir gerasis cholesterolis yra iš esmės mums be galo reikalingas tiek širdies veiklai, tiek kraujagysliai, tiek kraujodarai, tiek sąnarių būklei ir taip toliau. Tai va, ir mūsų organizmas, naudojant ilgą laiką tokius cheminius preparatus, jisai atsisako dirbti pats. Sako, už mane tai padaro, aš išeinu ilsėtis. Jeigu sutrinka tams organas, faktas, kad jo darbą perima kiti organai. Tai, kas kažkiek domisi holistinė medicina, kinų medicina, puikiai žino, kad visi organai yra tarpusavį susiję. Ir jeigu nelieka, pavyzdžiui, yra šoperuojama skydliaukė, jos funkcija perima pilnai blužnis, ar ne, kiaušidės. Jeigu ir to nėra organo, net ir žarnyne yra tam tikros dalis, kurios geba gaminti tam tikrus hormonus. Žinoma, nebus pilnai atstatoma, bet tai bus atkuriama. Dar yra viena bloga dalykas tas, kad žmogus per chirurgiją išmokęs šalinti tam tikrus dalykus, labai tai pamėgo. Ir jeigu mūsų kūne atsiranda tam tikras neįprastas darinys, tai yra didesnė skydliaukė, didesnė kiaušidė, didesnė gimda, arba formuojasi tam tikri dariniai, riebaliniai audiniai, nepiktybiniai navikai, ar ne, išpjauti. Išpjauti ir kalbam apie tai, kad profilaktiškai, ar ne. Tai kokias žmogus turi būti visiškai nesąmoningumo, kad jisai leistų save pjaustyti visų pirma, antra, kad jisai tai priimtų kaip kažką nereikalingo ir įsivaizduotų, kad jam nuo to nieko nebus, pašalinus tam tikrą organą. Tikrai tie, kurie domisi energinė medicina, puikiai žino, kad net pašalinus fiziologiškai tam tikrą organą, energiniam lygmenį visa tai išlieka. Tai yra, organas dažniausiai lieka funkcionuoti. Mes puikiai žinom tą fenomeną, ar ne, kada yra pašalinama galūnė tam tikra, bet žmogus puikiai jaučia skausmą arba jaučia tą galūnę, jeigu jam skaudėdavo ranka, jis jaus taip pat keičiantis oram tą skausmą, jisai kartais net atrodo, kad jis gali judinti, ar ne, tą ranką, bet iš esmės yra todėl, kad energijos pašalinti neįmanoma. Lygiai taip pat ir čia. Visų pirma, liga atsiranda žmogaus fizinėme kūne tada, kada yra pažeidžiamas
santykį su kūrėju, su Dievu, su visatos įstatymais, ar ne, su ta pilnatvinė ir visatinė esme. Ir pirmiausia, tie sutrikimai yra įrašomi mūsų energiniam kūnui, tada įvyksta pokyčiai mūsų energiniam kūne, kurie pasireiškia per tam tikras emocijas, jausmus ir tam tikras pozicijas. Tai nėra atskiras kūnas, emocija, psichologinė būsena, jausmas, tai yra tas pats vientisas kūnas. Fizinis kūnas yra tik išraiška viso to, kas yra energiniam kūnui. Ir kai liga pasireiškia mūsų fiziniam kūne, tai yra galutinis taškas, kada jau mes nesusivokę, nesupratę, nepriėmę, ar ne, jau nebežinoma yra, kaip su mumis bendrauti, tai mes per skausmą, per sutrikimus gaunam tam tikrus rezultatus, ar ne. Tai tam tikras mūsų kūno organo padidėjimas, pokytis, ar ne, na, pavyzdžiui, širdis išsiplėtusi labiau, ar ne, tam tikras, na, sakykime, skilvelis, ar ne, tam tikra aorta. Nebe priežasties. Aišku, mes galim žiūrėti giluminiškai, ar ne, kas pakeitė yra energiniam kūne, kokie netinkami mūsų veiksmai, mintis ir pozicijos tą sukelia, ar ne, bet jeigu grinai žiūrint fiziologiškai, tai vyksta todėl, kad kažkur nevyksta arba sutrikęs yra kraujo pasiskirstimas, reikalingas didesnis kraujo tūris ir širdis visais įmanomais būdais stengiasi kuo daugesnį kiekį pasiimti į save tam, kad jinai gebėtų atstatyti arba aprūpinti tam tikrą organą papildomų kraujo kiekių. Kodėl? Tai irgi yra gilinamas ir žiūrima, sakykime, holistiniai medicinai ar energiniai medicinai. Bet esminiai dalykai yra tai, kad jeigu mes tai paliekam neliečiant, mūsų kūnas sėkmingai, tai yra aukščiausios formos kompiuteris, galima taip sakyti, aukščiausia, gražiausia, tobuliausia sukurta materinė forma, kuri puikiai geba atsistatyti. Šiandien dienai tikrai žinoma, kad kepenis tai yra tas organas, kuris lengviausiai atsistato, tai yra net esant labai stipriem pažeidimam, jeigu žmogus ten teisingai gyvena, įvyksta pokyčiai, yra saugomos tos kepenys, maitinamos ar ne, jos geba labai gražiai atsistatyti. Bet galiu pasakyti, kad lygiai tas pats vyksta ir su kitais organais. Nebūtinai, kad visos ląstelės atsinaujina, atsijaunina, ar ne, bet jis gebėdamas atlikti tam tikras funkcijas išmoksta dirbti pilnu pajėgumu, net ir netekus tam tikros dalies, tam organui būdingų ir reikalingų ląstelių arba funkcijų arba fiziologinio modelio, ar ne, tai yra, jeigu piešinys buvo vienoks, tas piešinys gali keistis, bet jo funkcijas išliks lygiai taip pat. Mes puikiai žinom, kad senstam su amžiumi mūsų organai ir taip keičiasi. Kinta jų raumeninės dariniai, kinta jų struktūra, kinta jų pozicija, inertiškumas, ar ne, tai įvairios fizikinės savybės, kurios kinta su amžiumi. Ir tai yra ne todėl, vien kad mes senstam, ląstelės senstam, mes kažkokie nuvargėliai, bet tai yra normalu, tai yra normalus organizmo senėjimas, kuris yra Dievo sugalvotas, ne šiaip sau, ne, kad mes atėjus laikui gebėtumėm gražiai išeiti iš kūno, kad nebūtų tai padaryti sudėtinga. Tačiau mūsų fiziologija puikiai geba su tuo susitvarkyti. Aš turiu savo gyvenime tikrai pavyzdžių, kada žmonės atsisakydami naudoti taip pat nesveikai, nuolatinai įvairius cheminius preparatus ir turint netikrai pakankamai stipres ir, sakykime, žalojančias kūną indikacijas, kaip, sakykime, poinsultiniai atvejai įvairiausi, ar ne, įvairios miomos, įvairiuose organuose, ar ne, kūnas leidus jam gyti ir padedant jam, nežalojant jo, puikiai atsistato, prisiderina prie to ritmo, yra pasiekiami superinai geri rezultatai atsistatymo prasme. Tai yra, mes galvojam, kad jeigu mes naudosim vaistą, mes užkirsim kelią ligos atsinaujinimui. Tai yra didžiausia klaida. Jeigu mes naudosim medikamentinį preparatą, kad mes išvengsime to, tai irgi didžiausia klaida. Nes mes pirmą turim dirbti su savo sąmonė, su savo suvokimais, su savo liga. Mums dar atrodo, kad jeigu ir tik mes galime sukontroliuoti tas pozicijas, tai yra mes nusprendžiam, ką naudoti, kiek naudoti, kaip naudoti, ir jeigu aš nenaudosiu vaistų, tai aš susirgsiu ir numirsiu. Bet iš tiesų tai yra teisingiausias ir tiesiausias kelias į sveikatą. Tai dabar grįžkime prie moteriškų ligų. Kodėl aš grįžtu prie to? Todėl, kad šiandien dienai yra be galo žalojama moteris. Jeigu žinote, naujasis amžius, nauja jų sąmonė,
Naujasis pasaulis yra per moterį. Visi kalba apie tai, kad turi atsistatyti moteriškos energijos, kad turi grįžti moteris, moters garbinimas, šlovinimas, priėmimas. Tai yra jau kiti aspektai, bet iš tiesų to neįvyks, kol pati moteris nesuvoks, kas ji yra. Kas ji yra. Šiandien dienai mes pradėjom, kadangi viską reguliuoti, tai moteris lygiai taip pat pradėjo viską reguliuoti. Pradėjo reguliuoti savo menstruacijas. Kada jos bus, kiek truks. Jeigu yra kraujavimas didesnis negu įprastai, ką reiškia įprastai? Įprasta mes naudojame tai, kas yra standartiškai nustatyta medikų. Bet nėra žiūrima, ar tai yra normalu tavo giminėjai. Ar tai yra normalu tau, kaip žmogui, kaip asmenybei. Nėra žiūrima apie tai, kaip tu gyveni, kiek tu partnerių turi, koks tavo požiūris į vyrus, kodėl vyksta tie nenormalumai ir apie ką jie. Tai mes ne tik, kad reguliuojame savo vaisingumą, reguliuojame savo menstruacijas, reguliuojame jų gausą, reguliuojame darinius, kurie atsiranda arba išnyksta mūsų kūne. Ir visa tai, man atrodo, yra nenormalu. Patikėkit manim, tai, kas vyksta mūsų kūne, negali nieko būti, kas yra nenormalu. Nieko. Absoliučiai. Visa tai, kas vyksta mūsų kūne, yra reikalinga ir būtina. Tai dabar kalbėkime, tai sakysi, tai ką čia normalu yra nukraujuoti, arba normalu turėti miomą, arba normalu ne. Visų pirma, tai pirmiausia, mes turime žiūrėti, kodėl tai atsirado. Vėlgi žiūrime priežastį. Jeigu net ne fiziologiškai, kodėl tai vyksta, bet kalbant energiškai, tai kodėl pas mus yra sutrikimai, kurie kelia mums tam tikrus nemalonumus ar nepatogumus. Ir tai yra tiesiogiai susiję su vaikais, motinystė bei požiūriu į vyrų, santykių su vyru, požiūriu į vyrų. Tai yra mūsų gimtis, mūsų pradžia, mūsų giminės protėvių tęstinumas. Ir gydymą reikėtų pradėti būtent nuo to. Paaiškinant mergaitėm, mokant mergaitės, kas yra moteris, kas yra mergaitė, kas yra jos jėga, kas yra ištikimybė, kodėl jinai reikalinga, kas yra vyras, kaip priimti. Mus moko mergaitės, matematikos, lietuvių, moko fizikos, moko būti O kortelė negerai? Aš neturiu, iš Liepos nebent pasiim gerai. Mokama tų dalykų, kurie atitraukia mergaitę nuo moterystės, nuo motinystės ir įvedamas į vyriškumo poziciją, į vyriškumo gyvenimą, vienaragis. Reikia žiūrėti į tuos dalykus, kur jau čia yra užmezgamos problemos visų tų dalykų, kurie atsiranda vėliau, kurie atsiranda įvairiausiai gimdos sutrikimais. Šiandien dienai mūsų pasaulyje yra laikoma, kad onkologija tai yra pasaulio rykštė, Onkologiją mes iš tikrųjų patys užsiauginome ir sėkmingai auginame, pamiršdami, kas mes esame, pamiršdami visatos dėsnius, bet kalbant vėlgi grįžtant į moteriškąją pusę, tai lygiai taip pat, kad mes pamiršom, kas esame moteris, kad mes nebegebam dalintis tuo, kas mes esame, nebegebame priimti vyrų ir tampame aukomis. Ir su tuo ateina mūsų visos problemos. Dabar toliau. Tai dabar su ta kontrolė. Kasgi vyksta su ta kontrolė? Tuoj sekundėlę. Tuoj pratęsim. Su ta kontrolė, visų pirma, pradėdami naudoti ne tik hormoninį preparatą, nes dažniausiai kontrolė vyksta hormoniniais preparatais. Naudodami hormoninį preparatą mes išdarkom absoliučiai visą savo sistemą. Ir negalvokite, kad tai veikia jūsų gimdą, jūsų kiaušidės, veikia absoliučiai visą organizmą. Bet dabar nekalbant apie medikamentus, bet kalbant apie procesą. Mums atrodo, kad jeigu mumyse atsirado per didelis kraujavimas, mes tai primam per didelį, nes netitinka normų. Ten yra apskaičiuota tradiciniai medicinoje, ten 3-4 paketai, 1-2 dienom ir taip toliau, Mums yra net pasakoma, kiek dienų kraujuoti yra normalu. Tai yra 3 dienos, 4 dienos, iki 7 dienų ir taip toliau.
Žinokite, kad gimda visų pirma tai yra energinis centras. Kraujas, tai visų pirma nėra viena kraujas pozicija, per kurį yra maitinamos ląstelės, vyksta įvairūs kiti procesai, bet kraujas tai yra energija. Tai yra energijos tėkmė mūsų kūne, žiūrint iš energinės prasmės, ar ne? Kada susikaupia daug kraujo mūsų gimdoje, tai vyksta kiekvieną mėnesį, tai yra daug gyvybinės energijos ir priteka į mūsų gimdą. Kodėl? Todėl, kad yra ruošiamasi naujai gyvybei. Naujai gyvybei reikia naujos energijos. Čia galima plėstis truputį plačiau, kodėl, pavyzdžiui, pas moteris vystosi nevaisingumai, nekalbant apie fiziologiją, net neplačiai apie energinius dalykus, bet jeigu pas moterį nėra daug gyvybinės energijos jos gimdoje, tai yra nėra daug pritekėjusio kraujo arba negeba gimda prisimti daug kraujo, apvaisinimas niekada neįvyks. Kodėl tai įvyksta, tai vėlgi atskiri aspektai. Tai dabar žiūrime toliau, ar ne, gilyn. Tai tas kraujas, kuris kiekvieną mėnesį moteris pastebi, kad ji pati pradeda tarsi tinti, ar ne, tarsi tokie daugiau skysčių, ar ne, nes kūnas sulaiko skysčius, sulaiko ne tik kraujo nutekėjimą, bet ir vandens nutekėjimą. Tai yra gimda, prisiema savo daugybę energijos tam, kad ji galėtų išnešioti vaisių, ar ne. To neįvykus, tas kraujas turi ištekėti, tai yra ta energija turi ištekėti, kartu pašalindama tai, kas buvo paruošta vėlgi gyvybės įsodinimui, ar ne, tam tikrą, vardinkim taip, plėvelę, tam tikrus darinius iš mūsų gimdos, tam, kad jinai pasidarytų vėl, įvardinkim tai, pasiruošusi naujam ciklui, naujam procesui. Moteris turi dovaną. Menstruacijos tai yra dovana. Menstruacija nėra liga, nėra sutrikimas, visiškai. Tai yra normalus procesas, kada ruošiamasi gyvybei. Kita funkcija yra tai, kad moteris per tai, kad jinai, vien dėl to, kad moteris jinai turi galimybę duoti pasauliui, atiduoti, ar ne, jai natūraliai įvyksta kraujo apsivalymo procesas. Tikriausiai žinote, kad ankstesniais laikais kraujo nuleidimas buvo viena iš labiausiai pageidaujamų ir pakankamai gerus rezultatus duodamų gydymo priemonių. Tačiau tuo buvo pradėta piktnaudžiauti, tuo buvo pradėta, išsikreipė ta pozicija, yra istorijoje labai įdomių momentų, kaip tai buvo daroma, kaip buvo kraujas perpilinėjimas, kaip net eilinis karščiavimas buvo gydomas kraujo nuleidimu. Ta prasme, žmogus eina į tam tikrą psichozę ir jis pradeda sudievinti tą procesą ir įvyksta iš tikrųjų labai negatyvus dalykai, ko pasekoj buvo uždrausta tai atlikinėti. Bet šiandien dieną iš tikrųjų yra dar daug tyrimų, kurie parodo, kad reguliarus kraujo, sakykime, donorystė, ar tai reikalinga ar ne, yra irgi atskira kalba, bet iš tos pusės tas kraujo nuleidimas duoda tikrai žmogui sveikatą, nes kraujas labai greitai atsinaujina, atsišviežina. Tai moteris turi kiekvieną mėnesį galimybę savo kraują, tai yra savo energinę struktūrą atnaujinti, atsišviežinti, atsijauninti. Dabar, sakykime taip, viskas vyksta normaliai. Moteris kraujuoja kas mėnesį, jai kraujuoja irgi normaliai, jai pačiai atrodo, kad tai yra normaliai, bet tam tikrų metų jinai pastebi, kad kraujavimas suaktyvėja arba jo būna mažiau, ar ne? Ir mes einam pas gydytoją, žiūrim, kas čia yra, nustato hormonų pakitimus ir taip toliau. Tai yra normalu. Normaliai kinta hormonai, jeigu kūnui atsirado poreikis atlikti tam tikrą darbą jūsų kūne. Tai yra, jeigu dėl jūsų tam tikrų netinkamų minčių, veiksmų, pozicijų, požiūrio, gyvenimo būdo, ar ne, įeina moteriška nešvara, taip kalbėkim, ar ne, pažeidžiamas moteriškumo aspektas, formuojasi liga, kūnas visais įmanomais būdais stengiasi to atsikratyti. Galbūt jam šį kartą pakaks, kad jisai iškraujuos stipriau, negu jum yra įprasta, dėl to, kad buvo negatyvūs jausmai vyro atžvilgiu, vaikų atžvilgiu, įvairiausių aspektų, ar ne. Galbūt dėl to susiformavo tam tikras darinys, sakykime, mioma. Kai sakoma, prie miomos kraujavimai yra
dažnesni, jie yra stipresni, ar ne. Kodėl? Na, fiziologiškai yra darinys ir kraujavimo vyksta daugiau, nes neleidžia ten įvairiai yra iškraipama informacija, įvairios yra informacijos pateikiama, bet iš esmės, kas yra mioma, kas yra darinys, tai yra per didelis neigiamos energijos sankaupa tame organe, kur jinai formuojasi. Tai reiškia, jeigu aš nepalankiai žiūriu į motinystę, tėvystę, vyrą, pirmiausia savo, po to brolį, tėvą ir vyrus, iš esmės iš plačiosios tos formulės, negatyvę formą, pas mane padeda formuotis mioma, ar ne? Jeigu tai neperauga į piktybinį neapykantą ar taip toliau, tai dažniausiai būna gerybinės miomos, jeigu tai yra jau su agresija, su nepasitenkinimu pykčiu, formuojasi onkologinės ar ne, piktybinės miomos. Bet kada visa tai susiformuoja, tai rodo, kad yra perteklinis energijos kiekis. Grįžkime tai, ką aš kalbėjau prieš 5 minučių. Perteklinis energijos kiekis, jisai turi išeiti. Energija tai yra kraujas. Tai reiškia, kad tas perteklinis kraujas kiekis turi per mane išeiti. Aš turiu leisti iškraujuoti, tai yra išeiti tą energijai. Jeigu žmogus sąmoningas, jisai kreipiasi į energoterapeutą, į žmogų, kuris supranta, geba valdyti energijas, ar ne, yra dirbama, valoma su tuo aspektu, kodėl atsirado negatyvi emocija, tam tikriam dalykam, kaip su tuo susitvarkyti, kaip paleisti, kaip išjausti, ar ne. Ir tvarkant savo energinį lygmenį, mioma dažniausiai išeina dėl to, kad ta energija yra išskaidoma. Bet fiziologiškai, jeigu žmogus su tuo nedirba, kūnas visais įmanomais būdais, jis juk nori būti gyvas, ar ne? Jis visais įmanomais būdais stengiasi to atsikratyti. Ir todėl tie kraujavimai, jie yra stiprūs, aktyvūs. Ir jeigu mes bent jau šitoj vietoj pasielgtumėm sąmoningai, tai yra leistumėm tam procesui vykti, stiprindami organizmą, ar ne? Jau nekalba apie energinį darbą su savim, bet stiprindami organizmą, įvesdami tik tam tikrus žolynus, ne tai, kad stabdyt, ar ne? Dažniausiai yra naudojama kraujažolė, ten dilgėlė, kraujavimo stabdymai. Aš stabdau. Tai reiškia, įsivaizduoju, aš neleidžiu tos energijos išeiti. Vardan to, kad aš nedirbu su savo sąmonė, nedirbu su savo veiksmais ir požiūriu, aš dar ir kūnui užleidžiu. Tai ką jam daryti? Jam tik ir belieka sirgti toliau savo sėkmingai. Toliau augti, viešėti miomai, negatyvai ar ne, ko pasiekoje mes gaunam onkologinį susirgymą. Tai yra realiai mes bent tik tiek, kad suvoktumėm, kad mes turime priimti savo kūno procesus, kokie jie bevyktų, ne kaip kančia, liga, o kaip pasiekmė ir leisti kūnui pasveikti pačiam, jau tai yra didžiulė dovana savo kūnai. Tai yra kūnas iškraujuodamas, išleisdamas tą energiją, jisai galbūt mėnesį, galbūt metus, galbūt 5 reikės, nes, kaip sako, liga išeina tiek laiko, kiek jinai yra buvo kaupiama. Kuo greičiau mes energiškai sutvarkysim tą dalyką, tuo greičiau ta liga išeis. Bet net yra atveju, kada vien leidžiant iškraujuoti, išbūti, pradeda keisti žmogaus sąmonę, moters sąmonę, kinta žmogaus fiziologija ir atsiranda labai geri rezultatai. Kitas dalykas – nebuvimas kraujavimo, menstruacijų išnykimas, tai reiškia trūksta energijos, trūksta, vėlgi žiūrėkime, ar ne, ko trūksta iš vyrų, kur aš esu nepatenkinta, ko aš negaunu, ar ne, kur aš neišreiškiu savęs, tai yra visiškai kiti aspektai, visiškai kitos ligos. Bet mes vėlgi neturime skatinti iškraujuoti, nes tokia atveju aš visiškai save nuslopinsiu kaip moterį, bet priimti, leisti kūnui būti toks, koks jis yra ir dirbti su savo sąmonė, su savo energetika, taip atstatant normalią būseną. Galbūt iš viso man yra neduota kaip moteriai nei motinystės džiaugsmas, aš tai turiu priimti. Ir menstruacijos nevyksta ne dėl to, kad kažkokia patologija yra, o jinai nevyksta todėl, kad toks yra mano kelias. Man yra lengviau duodama gyvenime apeiti motinystę, ar ne, bet yra kitas kelias, kurį aš privalau priimti ir mes nežlugdydami savęs, nebandydami hormonais ar kitokią terapiją atstatyti kraujavimą, atstatyti menstruacijas, bet tiesiog gyvendami, mes puikiai gyvename nuostabų gyvenimą. Turiu pacientę, kuri ir kurios mama turėjo būtent šitą sutrikimą, bet tai labai maldingos moteris, tai labai sąmoningos moteris, kurios nesistengia vaistais ir hormonais atstatyti šitų veiklų, bet patikėkit, net nesant mėnesiniam, tiek mama, tiek dukra susilaukia vaikų.
Ta dukra, jinai yra mano metų, dabar jinai turi 2 vaikus, jos mama, aš bijau pasakyti kiek, nu va ta dukra tai tikrai, dar sesė tikrai turi, tai irgi 2 vaikus. Tai pagalvokit jūs, čia ne pasaka, aš galiu vardą pavardę duoti žmonių. Suprantat, tai yra tai, kad Dievui nėra neįmanomo dalyko. Ir nustoti reikia, pirmiausia žmogui, ką reikia pradėti daryti, nustoti, reguliuoti ir galvoti, kad jis yra aukščiau Dievo. Kad jis tai žino, kaip jam geriau, kad jam reikia mėnesinio arba jam nereikia, kad jam reikia kraujavimo arba nereikia. Ne apie tai eina kalba, niekas mūsų nebaudžia. Mums tai yra duodami raktai, kaip tu tai priimsi. Jeigu tau to neduota, džiaukis, neduota, nereikia. Bet jeigu žiūrėk, žmogus priima, žmogus, sako, okei, Dieve, tu mane davei, taip yra, aš tai priimu, Dievas, okei, imk tu tą vaiką, ar ne, bet to nebus, nes pas tave gimdoj, sakykime, neturi ten daug būti energijos, dėl to, kad tavo energija yra išreiškiama, sakykime, per galvos smegenis, per tarnystę tam tikrą ir taip toliau. Yra daugybė aspektų, kur galima čia tikrai labai plačiai kalbėti apie tai. Tai va, ir todėl, kada, pavyzdžiui, ateina, ką mes turime mergaitės išmokyti, būsimas mamas, būsimas moteris, o galų gale pačios išmokti, atėjus menstruacijoje mes nesišlykščiam savim, mes priimam, mes dėkojam savo kūnui, mes dėkojam, kad, žiūrėk, tu taip reaguoji, aš tau leidžiu tai būti, aš tau leidžiu tekėti, aš tau leidžiu išsivalyti, aš priimu tave tokį, tu žinai, kaip yra geriau. Su Dievo pagalba, nes kūnas tai tarnauja kūrėjui, patikėkit jūs manim, leidžiu, priimu ir jūs pamatysite, kaip sėkmingai ir gražiai įvyksta pokyčiai. Patys pačios stebėsitės, kad ar gali šitai būti. Bet tam, kad tai vyktų, pirmiausia, jūs turite žinoti apie tai, antra, jūs turite tuo patikėti, trečia, tai išbandyti. Bet išbandyti ne tai, kad pažiūrėsim, ar ne, bet iš tiesų visą širdimi leisdami vykti tiem procesam, kuriam jūsų kūne yra būtini. Būti moterimi, būti mama, būti žmona yra didžiulė Dievo dovana. Tačiau gyvenimas ne vien tuo paremtas. Ir tie procesai, kurie vyksta mūsų kūne, tai yra ne patologiniai procesai, o nuostabiai gražus momentai, kurių jums, jūsų sielai, duota išgyventi. Todėl nieko nestabdykite, nieko neskatinkite, nieko nereguliuokite, o tiesiog priimkite. Aš dar tik vieną žodį noriu pasakyti apie augalą, bet labai dažnai yra šioje pozicijoje naudojama kraujažolė. Kai yra labai didelis kraujavimas, kada moteris ten, nes pasireiškia ir anemija, ir jėgų nebuvimas, ne, bet vėlgi apie ką tai, kas yra anemija, anemija iš tikrųjų tai yra melas savo, melas kitam, nenoras priimti to, ko yra, ne, tai žiūrėkim, susiekim to su vyriškąja linija, kiek tai pas mus yra aktualu, kiek tai iššaukia ir kiek tai iškelia į paviršių, bet kraujažolė ne tik, kad tą kraujavimą sureguliuoja, yra skirtumas dalykas. Tai yra sureguliavimas ir slopinimas. Tai kraujažolė ne tik, kad sureguliuoja kraujavimą, bet jinai pati iš savęs energiškai, jinai yra labai šviesus augalas, yra dvasingas augalas. Jinai plečia mūsų sąmonę, mūsų suvokimą. Tai mokiniai, kurie pas mane mokosi apie augalus, ar nestengiuosi jiems perduoti informaciją ne tiek, kas yra augalas prie kokių ligų, nors ir tą informaciją gauna, bet apie tai, kaip pažinti augalą, kaip suvokti apie ką jis kalba, ką jis šneka, ką jis perduoda ir kokią informaciją įneša jūsų kūną. Tai kraujažolė yra ta žolė, kuri plėsdama jūsų sąmonę geba paduoti, parodyti atsakymus, kur slypi jūsų sutrikimo priežastis. Būkite sveiki ir laimingi.